Gruodžio 5 dieną Plungėje sužibo pagrindinė miesto kalėdų eglė. Į senamiesčio aikštę gausiai rinkosi plungiškiai ir miesto svečiai, nekantraujantis pamatyti tradicinį kalėdų eglės įžiebimą. Šiai šventei buvo ruoštasi jau anksčiau. Norėdami padovanoti išskirtinį reginį miesto gyventojams, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir uždarosios akcinės bendrovės Plungės kooperatinė prekyba generalinis direktorius Algirdas Razma pasirašė susitarimą dėl Plungės miesto kalėdų eglės puošimo priemonių, puošybos darbų įsigijimo finansavimo, o taip pat ir kalėdų eglės įžiebimo šventės finansavimo. Plungės rajono savivaldybė, esant įmonės pageidavimui, kasmet suteiks pirmumo teisę uždarajai akciniai bendrovei Plungės kooperatinė prekyba finansuoti kalėdų eglės pirkimą, puošimo priemonių, profesionalių puošybos darbų įsigijimą bei kalėdų eglės įžiebimo šventės organizavimą. Plungiškiai nekantriai laukia kalėdų eglutės įžiebimo šventės, dalinosi tik geromis emocijomis apie įspūdingą eglę pastatytą miesto centre. Kaip manote, ar graži šįmetinė kalėdų eglutė? Nu šiaip tai taip. Pati gražiausia, kiek buvo. O gal jai ką nors trūksta? Dar kai įžiebs, pasakysim tada. Ar graži kalėdų eglutė, sakyk? Taip. Taip, sakyk, Martyna. Kažkas tikrai labai naujo, tikrai netikėta ir taip, verta dėmesio. Įtarka įžiebs, tas girliandas bus gražesnė. O taip? Graži. Labai jau lygi. Kitokesnė nei kiekvienais metais. Labai graži. Žiauriai graži. Labai graži. Ji labai šiemet ekstravagantiška ir unikali, nes kiekvienais metais Plungės eglutė buvo labai, pasakysiu, tikroviška, bet jis dar pasvirusi, o šiemet ji tikrai kitokia ir nuostabi. Labai graži. Gal mažai papuošimų, bet šiaip labai graži eglutė. Šventę džiugiomis nuotaikomis pradėjo Plungės kultūros centro renginių vedimo klubas Menadė. Muzikos skambėjimas gruodžio 5 dieną reiškia: išsiaiškinkite, kas skamba ir iš kur skamba. Nebūkit buki nykštukai. Na gerai, juk ne visada jį tiesą sako. Gal tau šalta? Ne, man liūdna. Turėjau būti šiltuose namuose. Laukti, kol būsiu padovanota, bet mergaitės buvo negeros. Ir manęs jau niekas nepadovanojo ir paslėpė tamsioje girioje. Puošins kalėdinių pepkių. Koks siaubas. Turime jas surasti. Mes privalome jas surasti. Mes jas rasime. Vičiūnų įmonės grupės bendrasavininkas Liudas Kierus susirinkusiems sakė, kad šiuo metu yra labai geras metas laukti išsipildančio stebuklo. Aš norėčiau padaryti tokį dalyką, kad mes čia galėtumėm iš tiesų gerą gyventi, gražiai gyventi ir kad būtų daug džiaugsmą. Mes mažą kruopelytį prie to džiaugsmą prisidedam, bet jeigu visi kažką darysim gerą, visim bus iš tiesų džiaugsminga. Taip, kad laukit stebuklo, stebuklas įvyks. Kad šventės dalyviai nesušaltų, muzikinę šilumą dalino Plungės vaikinų grupė Džentelmenai. Shining down like water. And I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, the sun is cold and rain is hard. I know in that way.
time. Till forever on it goes, through the sacrifice and soul. I know it can't stop, I wonder. And I would love, have you ever seen the rain? I would love, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Muzikinius kūrinius atliko Evelina Beivydaitė. Ant kalėdinės eglutės supas raibusios gegutės. Nežinia, ką jos kukuoja, nežinia, ką iškukuos. Šakomis keliauja voras, nuo žvakučių vaškas laša. Tyžta vaškas ant stalelio, su vokais neatplėštais. Pakabinkit, pakabinkit ant kalėdinės eglutės. Stebuklinga vėrinėlį, ar ši valdo vaistinių. Kaip per ledą lekia pelės, kaip gailestingai žybsi akys. O už lango mėnuo dega, rūsa kraterių anga. Vokalistė Kornelija ir gitaros virtuozas Giedrius sulaukė išskirtinio publikos palaikymo. Plungės Saulės gimnazijos grupė Outlaut dovanojo kalėdinę nuotaiką. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season of loving, understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebration. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find a girl underneath the mistletoe. We'll kiss by candlelight. Room is fading, records playing. All the songs we love to hear. All I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. Mažiesiems kalėdų eglutės šventės dalyviams taip pat drąsos netrūko. Užlipę ant scenos jie padeklamavo eilėraščius. Dėras naigės, ošia pušis, kiškiai guli pusis, o kalėdinis senelis jau mažėlė rausis, ir senelis žila barsti, ir atelė šaukėsi. O vaikučiai, pabiručiai prie senelį glaudėsi, ir senelis žila barsti, ir atelė šaukėsi. Apie besmegenį ir apie briedį. Na, tai sakyk. Nežinau, kaip prasideda. O nežinai, kaip prasideda? Gal kas nors žinote, kaip prasideda šis? Kasmet eglutėj sidabriniai kabinam klasiai žaisliukus. Visi rankutėm susikibę, aplinkui sukam ratukus. Išmokom posmų ir dainėlių, sukūrėme gražių eilių ir laukėme kalėdų senio su dovanėlių krepšeliu.
Šaunu, paplokime. Publika kaitino televizijos muzikinio projekto Lietuvos balsas dalyviai Donatas Balvočius ir Donatas Čižauskas. Į greitkelio rūką įjungė ilgas šviesas, abudu ištrūko. Donce! Duok Dieve papūsti neturinčiam saiko, nėra stipresnių vaistų už meilę ir greitį. Lega! Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome dėja. Dabar jūs ir juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man kadais juoda orchidėja. Kiek neįprastai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos mašina mirgančiomis šviesomis į aikštę įriedėjo Kalėdų senis su savo pagalbininkėmis fėjomis. Apie ką tu čia žiemą kalbi? Jokių speigų, jokių sniegų. Juk šiandieną šventė ir širdyje turi būti meilė. Labą dieną visi! Ar laukėt Kalėdų senelio? Žinokitės, labai ilgai keliavom, nes rogės sugedo. Taisėm rogės ir nesutaisėm. Poeto Marcelijaus Martinaičio eilėmis sveikino Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Robertas Endrikas. Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti, kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa, o kaip surasti tą gražiausią žodį artėjančiai žmogaus ir žemės šventai. Su švente jūs, mylėjai. Už rankos vedu tuos, kurių vaikystę sustabdė klastinga liga. Ant rankų nešu tuos, kurie savo kojytėmis nebegali žengti į rytojų. Einu kartu su jais į viltį. Esu Mamų unijos savanorė Ieva. Šiandien šalia manęs čia stovi plungiškis 6-metis Nojus, kuris su iškelta galva ir didelė šypsena einas šitos ligos sunkiu keliu. Šiandien Nojus ir jo mama galėtų pasakyti, koks yra svarbus ir reikalingas mūsų palaikymas. Todėl labai ačiū visiems, kurie aukojo, labai ačiū žmonėms, kurie išpildė Nojaus kalėdinę svajonę, kurią mes jam padovanosim ir kurie nepamiršo Nojaus mamytės. Gerą muzikos dozę padovanojo televizijos muzikinio projekto X Faktorius finalininkai grupė Žemaitukai. Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiai svajomis. Stebuklingai kalba baltas miškas per Kalėdas su jumis. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Gal pakelkim taurę karšto vyno už Kalėdas, o egle. Čia sniegas kris, juokauja dangu, bučioja snaigės mus, pasivaikščiokim už rankų, kalbinkim medžius, tyliai juokias. Miško dukros šnara žingsniai, kelyje. Duok į ranką, galime paklysti stebuklingam kelyje. Grupiai Žemaitukai bei Donatui Balvočiui ir Donatui Čižauskui atlikus bendrą muzikinį kūrinį, Plungės senamiesčio aikštėje sužibo įspūdinga Kalėdų eglė.
Rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis pasakojo, kad smagu, kai miestas keičiasi ir gražėja. Tai yra metinės šventės, kurias prisimenu nuo vaikystės. Ir tai, kad šiandien galėjom prasipuošti su pačia gražiausia Lietuvoje egle, tai iš tikrųjų yra didelis mūsų džiaugsmas Plungiškių. Rajono vadovas pripažino, nors eglutės pasiruošimo darbai buvo išties komplikuoti, tačiau viskas išėjo tik į naudą. Ir esu dėkingas rėmėjam Plungės kooperatiniai prekybai, kad jie parėmė šį eglutės įžiebimą ir tikrai Plungiškiai yra visiems dėkingi. Galim kartu pasidžiaugti. Gražia egle, gražiom šventėm. Miesto eglutė nekainavo miestui nė 1 lito. Iš tikrųjų viskas buvo padaryta rėmėjo lėšom ir mes džiaugiamės, kad suradom gerą kontaktą su verslo žmonėm ir jie sugebėjo padėti. Padėti tiek savivaldybei, tiek Plungiškiam. Meras linkėjo, kad prie kūčių stalo niekada nieko netrūktų, o svarbiausia, kad susirinktų visa šeima. Tiesiog noriu palinkėti visiems Plungiškiam, visiems Lietuvos gyventojams, kad prie kūčių stalo susirinktų visa šeima. Kad Kalėdas, kad naujus metus galėtume visi kartu švęsti laimingi, šilti, pilni vienas kitam pagarbos ir meilės.